Noriu trumpai tokiais kasniukais pasidalinti raktiniais žodžiais, ką aš esu pasižymėjusi iš vakarykščių GoPro mokymų. Jeigu jums yra įdomu, tai kviečiu peržiūrėti ir tos raktinius žodžius įdėti į save ir pagalvoti ir pritaikyti savo. Vienas dalykas, ką aš supratau, kad asmeninis brendas tai yra būti savimi. Tai nėra apie tai, kaip aš noriu atrodyti auditorijai, prisimetant, kuo nesu, vaidinti, kuo nesu, kalbėti apie tai, kas neliejasi man tiesiog natūraliai iš vidaus. Tai yra labiau apie savo unikalumą, kas tau patinka, ką tu myli, ką tu darytum ir be pinigų, apie tavo didelę viziją, apie užsidegimą, ką tu labai labai myli daryti. Suprantat, kaip yra mes tarsi medžiai, taip? Mes esam apie kažką. Kai tu esi tu, tai tu gali daryti, pasiimti veiklą, kurią tu nori daryti ir subrandinti tame vaisius. Na, pavyzdžiui, aš esu Lina Normantienė, kuriai patinka, pavyzdžiui, saviugda, padėti žmogui suprasti save tam tikrose situacijose. Jeigu man tas žmogus leis prisiliesti prie jo situacijos, aš galiu labai puikiai išanalizuoti ir jam duoti patarimų. Bet to pačiu aš galiu dirbti ir su čiogant produktu, suprantat? Tai, pavyzdžiui, apie mane žmonės galvotų, kad tai aš esu, sakykime, kaip koks psichologas, terapeutas, bet mano didžioji auditorija žmonių, sakykime, susirenka ta, kuriems įdomu klausytis mano įžvalgų, mano kitokio mąstymo, mano saviugdos, mano pasidalinimo apie knygas skaitytas, apie ką aš supratau, kaip aš išanalizavau savo gyvenime iššūkius ir problemas, kokias teigiamas pusės pamačiau, bet tuo pačiu žino, kad aš dirbu su tinklinė rinkodara, kad jie gali ateiti čia prisijungti ir tiesiog pamėgia mane kaip žmogų, kaip asmenybę, pasitikintis manimi, gali norėti eiti su manimi ir tinkliniai rinkodaroje tą kelionę. Suprantat? Tai vat apie tai yra asmeninis brendas. Dabar kokios yra didžiausios klaidos daromos mūsų versle, tinkliniai rinkodaroje? Tai buvimas, kuo nesi. Ir tada, kai tu bandai kažką privaidinti, kuo nesi, automatiškai tau ateina vidinis nepasitenkinimas, kad tu negauni tų rezultatų, kurių tu norėjai. Jeigu tu būsi savimi, tau nebus to nepasitenkinimo, nes tu iš tikrųjų mėgausis tai, ką darai ir tau nebūtinai viskas turi ateiti piniginiu mastu. Tu ir taip jau jausiesi pasitenkinimą, kad tu gali pasidalinti, nes tu esi pripildytas tuo. Ane? Tai labai svarbu pagalvoti ir iš kitos pusės, o ką žmonės pagalvotų apie tave, ką žmonės pasakytų apie tave, kai tu išeitum iš kambario. Labai tas momentas irgi yra svarbus. Nežinau, ar galima padaryti tokį pratimą, pavyzdžiui, su savo, nuoširdžiai paprašius savo draugų, pažįstamų, bet aš suprantu, kad draugai turi tam tikrą filtrą, ar ne, nes draugai jūs labiau pažįsta ir ne visada taip, kaip mes atrodom, taip ir jaučiamės, bet jie mus žino. Gal kažkieno paprašyti, kad tiesiog iš šalies pasakytų apie jūs, kaip jūs atrodot, ne? Aš esu daug apie save girdėjus ir tada galvoju, aš jaučiuosi vienai, bet aš atrodau kitaip, kodėl taip yra, ar ne? Paskui atsakyti savo klausimą, kaip norėtumėt, kad žmonės pasijaustų po kartu su jumis buvimo laiko. Jūs praleidžiate su žmonėmis laiko ir ką jūs jiems duodat, kaip jūs elgiatės su jais ir kaip jūs norit, kad jie pasijaustų iš po jūsų, kai jūs kartu praleidžiat laiką. Va čia irgi labai toks momentas geras. Aš žinau, kad aš norėčiau, kad pasijaustų žmonės įkvėpti, pilni tikėjimo, pozityvo, entuziazmo, noro daryti savo gyvenime bele ką, kaip sakant, kas tik juos užveda, ne? Kad jie jaustųsi tokie visada. Taip pat, kuriant asmeninį brendą, reikia į save pažiūrėti giliau, nerti į gylį, o ne į išorę. Suprantat? Realiai išsigryninti, ką aš myliu daryti, kas man patinka, nuo ko mano akis žybsi, ane, prie ko aš prisiliečiu, kas tas yra mano hobis, ta veikla, kur aš labai labai myliu, kur man patinka. Va taip, kokį gyvenimą noriu turėti, ne, aplinkui žmonės kokie būtų, va čia yra saviugda, analizė. Taip pat reikia leisti savo būti savimi ir to didžiuotis.
Tiesiog tokia, kokia esi. Čia kalbam tiek apie vidinės savybės, tiek apie jūsų įpročius, kaip jūs elgiatės, taip kaip jūs atrodot, ar ne. Tiesiog leisti būti savimi. Ir tie video ir tas turinys geriausiai žiūrisi, kai žmonės mes matome realius, o ne suvaidintus, ne. Reikia suprasti, kad šioje veikloje mes visi pradėjo nuo to pačio žingsnio, kaip ir mes. Kažkas šiandien prisiregistruos, kažkas vakar prisiregistravo, ar ne, kažkas prieš metus prisiregistravo ir tai yra kiekvieno asmeninė kelionė. Mes neturime žiūrėti, kaip kitiems sekasi ir tada galvoti, kažkas su manim negerai, kodėl man taip nesiseka. Pas kitų tinklininkų prisiregistruoja komandos didelės, o man eina suburti, kas su manim ne taip. Tai nėra teisingas mąstymas. Mes turime galvoti, o ką aš noriu padaryti su tuo, suburti kokius žmonės, kas yra apie mane, kas yra apie tai, apie tą tokią mylimą veiklą, ne? Taip, mūsų kiekvieno asmeninis brandas yra toks unikalus ir toks personalizuotas, kad mes neturime iš tikrųjų nieko kito kopijuoti. Nereikia mums kopijuoti, mums reikia atrasti save, būti savimi. Tiesiog tai yra labai sunkus darbas būti savimi, nu tikrai. Toliau nustoti daryti action marketingą. Action tai reiškia veiksmas ir pereiti į attraction marketing. Atrakcija, tai kaip aš suprantu, tiesiog vietoj to tokio tuščio veiksmo, kaip mes mėgstam daryti reklamas, postas, reklama, bet kviesti žmonės į savo kelionę, į savo patyrimą. Tiesiog savo gyvenimo rodyti, su kuo jūs susidurėt, per ką einat, kas jums nesiseka, mokėti paprašyti savo auditorijos, kaip ir aš, apklausos prašau, nuomonės prašau, apie ką yra Lina Normantienė, ne? Tiesiog sakyti, kas tau nesiseka, kaip tu jautiesi, jeigu šiandien tau ašaros bėga, tai bėga, dėl ko bėga, bet čia irgi reikia būti savimi ir gebėti pasirodyti, nes mes visi norim būti visada nugludinti, gražus, ne? Toliau, tai čia buvo apie klaidas, ką spėjau pasižymėti. Toliau kitas momentas, kad kurti turinį tik tai savo auditorijai, išsigryninti, kas yra mano auditorija, ne visiems stengtis patikti, ne visiems stengtis sukurti turinį, ne visiems, tik tai auditorijai, kuri yra jūsų. Suprantat? Apie ką jūs esat, ką jūs norit, ką jūs veikiat, ką jūs mylit, tą įrodot. Ir automatiškai ateis ta auditorija, kuriai bus įdomu tai, ką jūs veikiat. Ne visiems kurti. Dėl to nereikia blaškytis. Taip, tinklinėje rinkodaroje mes galime tiek daug visko išmokti. O dievai, čia multitaskinimas yra. Bet nereikia į viską eiti giliai. Reikia tinklinėje rinkodaroje eiti tik tai į vieną arba į du max labai giliai dalykus. Tai reiškia, suieškoti žmonių, kuriems įdomu tai, kas ir jums įdomu, ar ne? Kurie yra panašių tikslų, paklausti jų, o kaip jūs galite būti jiems naudingas, pasitarnauti. Na, pavyzdžiui, jeigu aš mėgstu laisvę, reiškia valdyti savo laiką taip, kaip noriu, tai kaip aš galiu pasitarnauti savo auditorijos žmonėms, kurie taip pat mėgsta laisvę ir norėtų valdyti patys laiką. Ne? Kaip aš galiu? Aš žinau, kaip tai padaryti, taip, aš esu toj veikloj, aš galiu pakviesti juos į veiklą, galiu tiesiog per savo asmeninę kelionę leisti tam žmogui pamatyti, kad tai yra įmanoma, ne? Jeigu, pavyzdžiui, pasižymėjau, kaip aš galiu būti naudinga savo auditorijos žmogui, kuris taip pat mėgsta saviugdą. Mes galim pasidalinti knygom, turėti gražius pokalbius, gal netgi podcastus padaryti apie tai, ką mes naujo sužinojome, ne, kas mus įkvėpė, kokie autoriai mums patinka, ne, kokios žinios patinka, ties kur mes dabar esam on top užsidegę. Taip, kaip aš galiu, pavyzdžiui, būti naudinga savo auditorijos mamytėms, kurios nori savo dieną praskaidrinti. Išeiti šiek tiek iš tos rutinos, ne, kažko užsiimti, kad toliau augti, tobulėti, tiesiog kažką naujo į savo gyvenimą įnešti. Kaip aš galiu būti naudinga? Aš žinau, kaip aš galiu būti naudinga jiems, ne? Tai va, kaip aš galiu būti naudinga žmonėms, savo auditorijai, kurie mėgsta vakarais, pavyzdžiui, pasivaikščioti. O galbūt jie neturi su ko pasivaikščioti, ne? Tai aš galėčiau prisijungti arba jie prie manęs prisijungti. Vat kurti auditoriją netgi lokaliai, vietiniu mastu, netoli mano namų kažkur gal yra žmonių, kurie norėtų išeiti vakare pasivaikščioti.
Galime mes dalintis storiuose tokiais paprasčiausiais dalykais apie mus, ar ne? Mano 5 top geriausiai skaitomos knygos, kas mane sužavėjo, ar ne? Arba 3 knygos, kuriuos aš turiu, bet niekaip negaliu perskaityti. Kas man juose nepatiko, kodėl man tiesiog neina perskaityti, ne? Arba ten matyti filmai kokie geriausi. Viskas į apklausas, viskas į bendrystę su žmonėmis, ar ne? Norint, kad tie žmonės atgal tau tą ryšį duotų, tu turi klausti. Galima parašyti, pasidalinus savo grupėse, ten, kur jūs jau turite tą turinį, kurite tiesiog straipsnius, tokias trumpas istorijas apie įvairių profesijų žmonės, kurie ateina į tinklinę rinkodarą. Galbūt, jeigu jau turite savo komandas, galbūt yra mokytojų, gaisrininkų, nes ir vyrai ateina, ar ne, sesučių, kosmetologų, galbūt gydytojų. Taip, jeigu nėra komandose tokių žmonių, tai galima tiesiog pasižiūrėti, gal jūsų aplinkoje, jūs pažįstate savo giminių rate, ar pažįstamų rate, ar draugių draugės, kai būna, žinot, rate įvairių profesijų žmonių, kurie yra tinkliniai rinkodarai ir galite tiesiog pasidalinti tą istoriją pas save. Tai irgi duoda žmonėms supratimą, kad tinklinė rinkodara neužsiima žmonės tie, kurie neturi darbo. Tai yra įvairiausių profesijų žmonės. Toliau turėti savo atpažinimo gestą ir pasisveikinimą. Tai visi rekomenduoja. Tai prisideda prie jūsų asmeninio brendo, kad žmonės atpažintų vien apie jūs ir atpažintų jūs tiesiog iš jūsų pasisveikinimo. Tai reiškia kiekvieną video, kurį darote arba postą rašote. Sveikinkitės vienu ir tuo pačiu pasirinkimu. Nu, pavyzdžiui, kaip aš, sveikos mano damos, ne? Pradedu taip sakyti. Sandro mūsų, tas viršutinis jau sponsorius, jis visada sako hello people ir visada, visi video prasideda hello people. Ir jo ženklas tai yra va toks. Primerkia akį ir va tokius 2 pirštus ir kai jisai visą laiką skrenda su lėktuvu kažkur tai jau į kelionę ar į mokymus, į susitikimus verslo, visą laiką tai padaro ir visi jau žino, kad jisai jau vėl kažkur keliauja. Tai reikia asmeniškai, kas tinka jums, susigalvoti pasisveikinimą ir gestą. Taip, yra dar svarbus momentas, kad svarbu daryti tai, kuo jūs tikite. Jeigu jūs galite su savo netobulumais, su savo nedrąsa, kurią jūs parodote, ar ne, per savo storius, per savo turinį, per savo negebėjimą, nemokėjimą, susifeilinimą, reiškia, jeigu rodote klaidas, kurias darėte, pavyzdžiui, ne, darėt prezentaciją ir niekas neatėjo, sakykime, niekas neatėjo, ar ne, ir papasakojate apie tai, nu, kaip jūs jautėtės, nu, ta prasme, kad buvo ir taip, kad niekas neatėjo, bet aš toliau nesustojau, aš toliau dariau, tai įkvėps jūsų aplinkos žmonės, kurie labai savim nepasitikė. Jeigu jūs tai darėt, tiek turėt nusivylimo ir vis tiek einat į priekį, vadinasi, ir kiti tai gali daryti, suprantat? Kitiems reikia praminti tą kelią ir suprasti, kad viskas yra gerai, tai yra normalu, visko būna, nes tai mes visi pradedam nuo tos pačios pradžios, kai mes turime įgauti ir įgūdžių, ir žinių, ir drąsos. Mums visko reikia išmokti ir be klaidų, be kažkokių nesėkmių nebus taip. Visi mes praeinam ir darom klaidas ir viskas normalu, tik ar visi papasakoja, ar visi žino. Galbūt, kai rodom vien tik sėkmės istorijas, vien tik tai savo, tai, kas yra nuostabu, žmonėms atrodo, tie, kurie atėjo į tą verslą pas mus, jiems taip nesiseka, nevyksta taip pardavimai, neteina tiek žmonių į komandas, jiems galvoja, kad su jais kažkas negerai, bet tik dėl to, kad mes nerodom savo tų pusių, apie kurias mes nenorim kalbėti, ne? Kad mums irgi nesiseka, nes mes rodom tada, kada mums sekasi. Šį video, kurį ką tik perklausėt, aš dariau savo komandai iš GoPro mokymų ir iš tikrųjų pasidalinau tokiais raktiniais žodžiais. Tai buvo 5 valandos anglų kalba mokymų iš milijonierių tinklinės rinkodaros srityje. Žinoma, ne viską galėjau pasižymėti, tiesiog tai, kas man yra labai aktualu, va taip kaip praktiniai žodžiai ir netokie tipsai, tai susižymėjau ir labai norėjau pasidalinti su jumis, būtent į savo kanalą. Nes aš žinau, kad tinklinė rinkodara yra per mažai įvertinama, nes daugelis neturi žinių ir nesupranta, apie ką tai yra. Ir tos asmeninės patirtis, kaip ir buvau minėjusi, kad ateina žmonės, pabando, negauna tokių rezultatų, apie kuriuos jie girdi, mato ir tada nusivilia, nes jie supranta, jie klaidingai supranta, kad su jais kažkas negerai. Bet ne, tai yra tarsi profesija, kuri reikalauja pirmiausia saviugdos, N kartų daryti, bandyti tol, kol gausis
ir nuolatos augti ir tobulėti. Tai labai patiks tinklinė rinkodara, būtent kaip niša, kuri nėra vien apie uždarbį be ribų, bet taip pat apie žmogų tobulėjantį ir augantį be ribų. Tai yra asmeninio augimo mokykla, tai yra tiek, čia galime mes tiek įgūdžių gauti, tiek įvairiausių patirčių, tiek save pamatyti iš įvairių patyrimų, kad wow, man kaip žmogui, kuris mėgsta iššūkius, kuris mėgsta nuolatos kažką naujo sužinoti ir tai pritaikyti savo gyvenime, savo patirtį, tai yra tobuliausia vieta. Tai karjeristai, žmonės verslininkai, žmonės tokie, kai būna, žinot, crazy, norintys kažką naujo, adrenalino jiems reikia, tai va ši veikla būtų tobula. Ir nebūtinai jau tie žmonės turi būti žinomi, matomi, susirinkę savo kažkokią tai patirtį, bet tai gali būti tiesiog žmonės eiliniai, paprasti žmonės. Mamytės, tėveliai, žmonės, kurie šiuo metu neturi darbo, ar ne? Nes dažniausiai mes atsižvelgiam į tas galimybes tada, kada mes jau daug neturim pasirinkimo. Nes kažkodėl yra įprasta žmonėms, didžiai dalį žmonių, rinktis tą veiklą, tą darbą, kur tai yra stabilios valandos, žinojimas, ką turi padaryti, už ką gausi pinigus. Bet kai tau pačiam reikia kurti savo darbą, remianti savo asmeninėm savybėm, savo vertybėm, va tada žmogui pasidaro sunku. O man tai labai įdomu. Dėl to kviečiu va tokias pat moteris ir vyrus, kurie dega to jausmu, kurie supranta, apie ką aš kalbu. Nes mūsų kelionė saviugdoj ir tinklinėj rinkodaroj labai labai įdomi. Dėl to kviečiu man parašyti.